Šiandien vėl sveikiname su jumis, mėly žiūrovai. Jūsų dėmesio į mūsų miesto naujienos bei aktualijos. Praėjusią savaitę į mūsų miestą atvykę Taivanio diplomatai aplankę moksleivių kūrybos centrą, nusprendė skirti lėšų naujos kompiuterinės klasės įrengimui šiame centre. Praeitą savaitę Tauragėje lankėsi svečiai iš tolimojo Taivanio. Atvyko šios šalies atstovybės Rygoje pirmasis sekretorius ponas Andy Hin bei jo patarėjas. Atstovybė Latvijos sostinėje atstovauja Taivanį ir kitose Baltijos šalyse – Lietuvoje ir Estijoje. Taivanio užsienio reikalų ministerija jau 16 metų plėtoja santykius su įvairiomis pasaulio valstybėmis. Tauragėn svečiai atvyko skatinami kilnaus tikslo. Jie savo lėšomis moksleivių kūrybos centre numatė įrengti 10 vietų kompiuterinę klasę. Na, o mūsų miestą pasirinko neatsitiktinai. Taivanio atstovams Vilniuje teko bendrauti su Seimo nariais Gintautu Steponavičium bei Vaclavu Karbauskiu. Pakalbėję su jais šios tolimos šalies diplomatai pažadėjo padėti mūsų miesto moksleiviams. Atvykę į moksleivių kūrybos centrą radome šio centro direktorę Jolantą Kazlauskienę besišnekučiuojančią su svečiais prie kavos puodelio. Direktorė pakvietė prisėsti ir mus, tada atsirado galimybė betarpiškai gurkšnojant kavą pabendrauti su lauktais svečiais. Pasak atstovybės pirmojo sekretoriaus, jų šalis su didžiuliu susidomėjimu stebėjo Baltijos valstybių kovą už nepriklausomybę. Tai buvo kaip ir pavyzdys mums, mes mokėmės iš jūsų kovoti ir nugalėti. Mes taip pat organizavome panašią akciją kaip jūsų Baltijos kelias. Joje dalyvavo ne 2 milijonai mūsų piliečių, dalijosi savo prisiminimais svečiais iš Taivanio. Mūsų šalies atstovybė Rygoje siekia artimiau bendradarbiauti su jūsų valstybe tokiose srityse kaip verslas, turizmas, švietimas. Dar 2002–2003 metais viename Taivanio institute 2 studentai iš Lietuvos mokėsi kiniečių kalbos. Ir šiuo metu mūsų šalyje mokosi pora jaunuolių iš Lietuvos. Taivanėje elektronikos pramonė pasiekusi tikrai aukštą lygį. Mes siekime, kad pažangiausios mūsų technologijos pasiektų jūsų šalį ir jos piliečiai nuo mažumės turėtų galimybę su jomis susipažinti bei mokėtų jas valdyti. Mielai sutikome atvažiuoti į Tauragę, nes mums įdomu, kokias sąlygas mokytis tobulėti turi ne tik didžiųjų Lietuvos miestų, bet ir mažesnių miestelių moksleiviai. Dėstė savo mintis ponas Andy Hin. Vėliau moksleivių kūrybos centro direktorė pakvietė svečius apžiūrėti būsimąją kompiuterių klasę, kuri beje šiuo metu remontuojama. Po remonto čia bus įrengta 10 kompiuterizuotų darbo vietų, kur centro lankytojai galės naudingai leisti savo laisvalaikį. Šiam tikslui Azijos valstybės atstovai nutarė skirti $10 000. Ačiū jiems už tai. Po pietų svečiai iš Taivanio apžiūrėjo pilies kompleksą, įskubėjo į Kauną, kur buvo numatytas dar vienas darbinis susitikimas.